Sveiki, noriu pasidalinti šiokia tokia patirtim ir įžvalgom, nesenai įgytom, apie pagalbą kitiems ir jausmą, kuris nuo to kyla man pačiam. Esu ne kartą pastebėjęs, kad tarkim, jeigu būnu kažkokiose tokiose neigiamose emocijose, neigiamam nusteikime, bet aš prisimenu, kad, aš galiu kažkam suteikti bent truputį džiaugsmo. Pavyzdžiui, susitikti su žmogum, kuris nori su manim susitikti. Visi turim tokių žmonių. Visų mūsų rate yra žmonių, kuriems gera su mum pabūti. Ir čia mano tokiu patyrimu yra vienas geriausių dalykų, ką mes galim savo patiem padaryti. Labai taip ironiška, bet taip yra. Jeigu norim paskelbti visų pirma savo būseną, savo emocijas, savo suteikti gerą jausmą, mes galim įsteigti kitam. Ir geriausiai veikia toks tiesioginio veiksmo suteikimas. Tai reiškia, paimti ir susitikti su kažkuo, paimti ir paskambinti kažkam, pakalbėti. Ir su tokiu nusiteikimu, kad, išreikšti palaikymą gal tam žmogui, gal jam dabar yra sunku. Ir jeigu mes turim tokį nusiteikimą, gyvenime, arba ten matom, kad kažkaip nebesidėlioja mums apskritai mūsų gal kažkokie reikalai gyvenime, nes galim tiesiog paimti ir sakyti, gerai, tai aš dabar padėsiu kitiem, gal pas mane jau per daug egoizmo, gal aš per daug susitelkęs į save, gal reikia jau truputį pažiūrėti ir kitus, nes galų gale vardan ko tu gyveni klausimas. Tai man būna, aš tikrai pamirštu visiškai, ir pradedu tik apie save galvoti ir tada automatiškai atsiranda, tokie gal neigiami dalykai, skubėjimas, kažkokia įtampa, bandymas išgauti rezultatą, nesiskaitimas, bandymas suspėti labai daug, nes viską aš gausiu, visi rezultatai man. Ir automatiškai aš tada spaudžiu visus. Ir pas mane įtampa, nes aš spaudžiu, aš tikrųjų galų gale pats save spaudžiu. Tai galima greit iš to išeiti, tiesiog pagalvoti, palauk. Žinai, dėl ko aš gyvenu. Gerai, galiu dėl savęs, viskas tvarkoja, bet tada turiu savo tai pripažinti, neapgaudinėti tiesiog savęs. Pasakyti, aš dabar gyvenu dėl savęs, bet tada mes ir suprantam, kad, tai gal aš dabar jau blogai jaučiuosi, nes tiesiog, kyla įtampa man. Toks nėra balanso, tarsi, viskas savo, žinai. Ypač jeigu žmogus neturi ten šeimos, ir ten, jisai negali taip kasdien kažkam skirti to dėmesio, laiko, tai tada labai lengva taip nepastebėtai pradėti gyventi susitelkus tik į save. Ir tada ypatingai gerai atsiminti, kad, gerai, gal laikas kažkam padėti, kažkam paskambinti, su kažkuo susitikti. Daug kas norėtų su manim pabūti, kažkam reikia palaikymo ir tą padaryti. Tai pats greičiausias būdas pakeisti savo emocijas, iš tikrųjų, ir išeiti iš sunkios būsenos. Ir yra kiti būdai, kur jūs turbūt irgi praktikavot, kas eina saviugdos keliu. Yra Ho'oponopono mantra, tai ir knyga yra apie tai parašyta, iš tikrųjų tokia labai įkvepianti knyga. Tai ir jin skamba taip, kad aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau man atleisti, ačiū. Toks. tą galima apskritai naudoti einant tiesiog gatve, parduotuvėj, kur norit. Ir ką tai duoda? Tai duoda, jeigu yra viduj sunkus jausmas, tai automatiškai jį pradeda išrišinėti. Nes mes, šitie žodžiai, jie turi savo galę mūsų pasąmoniai. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, iš tikrųjų, jeigu jie mums pradeda kelti kitokias mintis, kažkaip galvojimo apie kitus, gerą jausmą, kitiems tokį siūsti, tai automatiškai pakeičia ir tai, kaip mes jaučiamės. Yra dar trumpesnė, kad aš linkiu visiems laimės, pavyzdžiui, toks tiesiog mintyse kartuoti. Ir iš tikrųjų, stengtis kažkaip iš vidaus sugeneruoti. Tai nuostabus metodai, iš tikrųjų labai gerai veikiantis, ne kartą patikrinti. Ir aš pats dažnai užmirštu, bet pasitelkiu, kai matau, kad reikia kažką daryti. Tai tai rekomenduoju. Ir aš pats paskutiniu metu buvau iškritęs iš to, tai labai greit pajaučiau iš tikrųjų pasekmes. Ir pradėjau galvoti, palauk, kaip čia dabar taip kažkaip nebesidėlioja mano pačio darbai, visa kita, ir aš
supratau, palauk, taigi, nu, aš kažkaip jau truputį per daug į save sustelkęs, jau reikia gal atsipalaiduoti, jau reikia gal kažką, vat, nu, pagalvoti, kažkam, vat, suteikti džiaugsmo, ne tik apie save galvoti. Tai va, ačiū, iki.